tik lengva vėja nuo tavo žingsnių. Šiandien vaikams ir norėjau pasiūlyti kūrybinę pramogą, smėlio mandalų ir smėlio piešimas spalvotų smėlių. Tai toks užsiėmimas, kur tinka ir suaugusiems, ir mažyliams, ir paaugliams. Tai žaidimas su spalvomis, bet per tą žaidimą mes sukuriam nuostabius darbus. Ekožvakių studija dažnai prisideda prie visokių renginių ir senjoram, ir vaikam iš dienos centrų, ir su neįgaliaisiais dirbam. Tai kai paskatinot, pasiūlėte ir nebuvo dvejonės, kad prisidėti. Tai labai džiaugiuosi, kad atėjo, kad prisijungė, nes kartais tikrai net tikriausiai nėra nuotaikos per savijautą. Tai aš džiaugiuosi, kad jie atėjo, pasidžiaugiam kartu, nupiešėm darbelius ir galės pasidžiaugti. Net aš pasiūliau, kad kalėdiniu laikotarpiu gali būti kai kurie kaip žaisliukai, tai ne tik kaip paveikslas, bet ir dar ateičiai. Ačiū labai Justinai už šią dieną, už tiek daug spalvų. Visa ta edukacija, minčių nukelimas į kitą vietą labai taip kažkaip mumis atitolina šiek tiek nuo ligoninės to ritmo. Ir tos veiklos visos taip įtraukia ir labai smagu, mes kiekvieną kartą labai laukiam kažko tai naujo, kažko dar nebandyto. Ir labai ačiū labdaros vakaro metu Nidoje aukojusiems žmonėms už dovanėlės vaikams. Visos dovanėlės labai praskaidina vaikučių dieną ir būna visiems labai smagu.